Tai Labradoro retriveris, be jokios abejonės pati populiariausia šunų veislė pasaulyje. Labradoro retriverių protėviai kilę iš Atlanto vandenyne esančios Newfoundlando salos, Kanados Newfoundlando ir Labradoro provincijos. Manoma, kad šioje saloje pirmieji gyventojai įsikūrė prieš 500 metų. Atvykėliai atsivežė šunis, kurie jiems padėjo medžioklėje ir žvejyboje. Kai žuvis pabėgdavo iš žvejybinių tinklų, šie šunys jas atviliodavo atgal. Šie keturkojai vėliau buvo vadinami Šventojo Jono šunys. 1840-aisiais geologas Josefas Džiuksas aprašė šiuos Šventojo Jono šunis, jų sugebėjimus padėti žvejyboje ir medžioklėje. Vėliau šios veislės atstovų sugebėjimai susidomėjo Malmesburio erlas, kuris atvyko į Newfoundlandą. Jis buvo taip sužavėtas šiais šunimis, kad parsivežė juos į Angliją ir įkūrė medžioklinių šunų veislyną. 1903-aisiais šių šunų atstovai buvo pristatyti Anglijos veislynų klubui. Čia jie pirmą kartą buvo pavadinti Labradoro retriveriais. Kiek vėliau veisėjai dar labiau ištobulino šią veislę, atrinkdami pačius svarbiausius veislės bruožus. Jie tapo lengvai prižiūrimi, ypač lojalūs, draugiški ir atsidavę savo šeimininkui. Šios veislės atstovai buvo suskirstyti į juoduosius, geltonuosius arba auksaspalvius ir šokoladinius. Visų spalvų šuniukai gali gimti vienoje vadoje. Visi retriveriai labai žaismingi ir aktyvūs. Dėl stipraus kūno ir kvadrato formos Labradoro retriveriai yra darbiniai šunys. Stiprus žandikaulis, plati galva, tvirtos kojos, pečiai. Suaugęs šuo ties ketera siekia nuo 53 iki 61 cm ūgio. Sveria nuo 23 iki 36 kg. Kailis yra tankus ir šiek tiek grubus. Pokailis storas ir minkštas, todėl visiškai nepralaidus vandeniui. Beje, jų uodega veikia kaip propeleris vandenyje. Kaip prižiūrėti retriverio kailį, papasakos mūsų laidos ekspertė Greta. Labradoro retriverio kailis yra trumpas, tankus ir su povilne. Iš tiesų šie šunys šeriasi gana gausiai, todėl jų šeimininkai dažnai juokauja, kad šerimosi periodas trunka 2 kartus per metus, tačiau po pusę metų. Dėl šios priežasties Labradoro retriverį reikėtų šukuoti kiekvieną dieną, o periodiškai nuvesti ir profesionaliai nukailinimo procedūrai į šunų kirpyklą. Šios veislės šunys yra linkę į ausų uždegimus, todėl svarbu kasdieną valyti ausis, o tam labiausiai tiktų šarminis vanduo, kuris pašalins ne tik nešvarumus, bet ir neleis daugintis bakterijoms. Viena iš didžiausių šios veislės sveikatos problemų yra nutukimas, todėl labai svarbu pasirinkti tinkamą pašarą. Geriausiai tiktų begrūdis, lengvai virškinamas pašaras su daug baltymų, kurį idealiu atveju dar turėtumėte pasirinkti ir pagal kailio spalvą. Tokiu būdu ne tik užtikrinsite visavertę mitybą, bet ir puoselėsite augintinio kailį iš vidaus. Šiuose pašaruose gausu amino rūgščių, kurios užtikrina melanino gamybą, o tai skatina gerą pigmentą bei ryškią kailio spalvą. Dėl puikaus intelekto Labradoro retriveriai tapo puikiais tarnybiniais šunimis. Jie ne tik padeda neįgaliesiems. Labradoro retriveriai buvo naudojami Vietnamo kare, klasifikuoti kaip kariuomenės darbiniai šunys. Dėl puikios uoslės koviniams daliniams retriveriai padėdavo surasti sužeistuosius bei aptikti priešų patrulius. Patys žymiausi Labradoro retriverių šeimininkai – prezidentas Bilas Clintonas ir karalius Karolis III.